Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių paukščių. Pasakyk, kaip manai, valia mokėti Ciesoriui mokesčius ar ne? Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: Kam sprendžiate man pinklės, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą. Jie padavė jam denarą, jis paklausė: Kieno čia paveikslas ir įrašas? Jie atsakė: Ciesoriaus. Tuomet Jėzus tarė: Atiduokite tad kas Ciesoriaus Ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Tai girdėdami jie stebėjosi ir palikę jį nuėjo.